Labas vakaras. Eteryje socialinių aktualijų laida 24 valandos. Dėkoju, kad žiūrite. Šiandien laidoje matysite. Kai sunkiai suserga mama, vaikai priversti gyventi pusbadžiu. O tėvo pagalbos nėra. Vaikai, kurie nesupranta, kodėl iki šiol jie nebuvo jam reikalingi. Tėvas nei lambas nieko. Gyvena su mano brolio žmona, turi 2 mažus vaikus. Istorija apie Sonatą, kurios dukrai reikia medikų pagalbos ir aplinkinių supratimo. Turiu leisti arba rūbiniai vaikų insuliną, arba tualete. Poliklinikos darbuotojai šito daryti negali. Atsakomybė turi būti mamos. Ir Marijonos iš Šilutės istorija. Tokia nekaip kvepianti istorija. Kibirą padaro, neša iš kibiro išpilti į tualetą. Čia ateinu priklausyti, gožas atidarė ir man duoda į galvą. Jis pasakė, jūs uostykit, specialiai paėmė ir išpylė. Martinė! Sonata augina diabetu sergančią dukrytę. Mergaitė lanko mokyklą, bet 3 kartus per dieną jai reikia suleisti vaistus. Deja, mokykloje niekas tokios atsakomybės nesiima. Ką daryti? Kartu sėdėti pamokose? O už ką gyventi? Klausė Sonata, kuriai padėti išskubėjo Žilvinas. Tai Sonata, sakyk dabar, kokios bėdos, kad jautiesi taip, lyg reikėtų persiplėšti per pusę? Nu, aš vaiką leidau į mokyklą, prirašiau ir prašiau mokyklos valdybos, kad mane įdarbint, kad šalia pabūčiau prie vaiko, kad galėčiau vaikui suleisti insuliną, kad nereikėtų taip bėgiuoti visur, nes tenai sesutė sakė, kad dirba tik 3 dienas. Būti prie vaikelio yra ne jūsų kažkokia kvaila užgaida, o būtinybė. Taip, nuo 8 valandų ryto iki pat 3. Kas kiek laiko reikia suleisti tuos vaistus nuo diabeto? Prieš pusryčius ir prieš pietus. Tai viso labo 2 kart per dieną. Iš tikrųjų namuose yra 3 kartas. Bandai prašyti mokyklos vadovės, kad tą darbą atliktų seselė, tai yra savo darbo profesionalė. Prašiau ir taip gavosi, kad jinai pasakė, tu esi apmokyta, tu turi pati. Tai taip išeint, kad aš nebeturiu nei dirbti, nei parvažiaus namuose, nei vyrui valgyti išvirti, nei ką. Iškart turiu sėdėti ant mokykloje. Kalidorios. Tai suvaržo tavo galimybę ieškotis darbo? Taip. Koks, ponia Sonata, atstumas nuo jūsų namų iki mokyklos? 10 kažkur kilometrų. Na gerai, bent tomis dienomis, kada sesutė yra mokykloje, jinai neatsisako suleisti? Nežinau, nekalbėjau su ją, bet jinai sako, taip kad mama, mes negalim, neturim licencijų leisti insulino vaikui. Keliaujam, Sonata, bandysim išsiaiškinti, kodėlgi ponas direktorius nerodo jokių pastangų, kad ponia Sonata turėtų laisvo laiko uždirbti šeimai maistų pinigų. Tai ponas Antanai, aš manau, kad tikrai Sonatos problemėlė yra pažįstama. Šiaip pažįstama, šiaip ir tai yra netradicinė Lietuvos problema, nes šiaip, kaip pasakyti, kaip ir problemos didelės ir nėra, bet problema ta, kad vaikas yra sunkiai sergantis. Vaikui reikia pastoviai matuoti cukraus kiekį kraujyje ir būtent vaistelius leisti. Šitoj vietoj ir buvo ir susitikimas seniūnijai, kuriame dalyvavo vaikų teisės apsaugos tarnyba, sutartų tarnybos darbuotojas, seniūnijos darbuotojas, poliklinikos darbuotojai. Būtent šitą situaciją aptarėm. Ir būtent ir mamai, liktai kaip ir buvo paaiškinta, kad praktiškai yra 2 keliai. Arba vaikui ryte sutvarkyti cukraus kiekį kraujyje, palydėti iki mokyklos ir paimti paskui po užsiėmimo namo. Nes iš tikrųjų būti prie vaiko mamai tikrai nereikia. Auklėtoja skambino, vieną dieną čia buvo tokia situacija, kad aš vaikui suleidau insuliną, jinai pavalgė ir jo cukrus nukrito. Jinai pradėjo visą dieną drebėti, aišku, ir vėmė vaikas viską.
Jinai man paskambino, sako, Sonata, kas daro su tavo vaiku. Nu ir aš parbėgau, čia greitai viskas sutvarkiau, viskas normaliai viskas buvo. Tai aš taip negaliu neiti nei į darbą, niekur negaliu būti. Gerai, ponas Antanai, dar kartą noriu paklausti jūsų, ar sveikatos aparato darbuotojai nepasiūlė jokios kitos išeities, kad būtų iš tikrųjų licencijuotas daktaras, seselė, gydytojas, kuris suleistų kartą per dieną tos vaistukus? Šitoje vietoje netgi poliklinikos darbuotojai šito daryti negali. Bent jau šitam susirinkime tai buvo įvardinta, kad to daryti negali, o tą turi daryti būtent kol vaikas nebus sąmoningas ir pats to negalės padaryti, tai turi padaryti mama. Mes su Sonata nutarėm žingsnelis po žingsnelio apeiti visas įmanomas instancijas, kurios dalyvavo susirinkime, kuriogi tikslas buvo padėti šitai šeimynai, kad nebūtų tiek vargo ir galėtum rasti darbą. Žinot, man irgi buvo labai graudu, iš tikrųjų, išėjus iš to susirinkimo, galbūt Sonata pati paliudys, kad mes nepriėmėm bendro sprendimo. Šita šeima yra įrašyta į rizikos nuo gruodžio 20, žinokit. Pavyzdžiui, į mokyklą jinai... Rizikos šeimų grupė? Taip, šiaip jinai, žinokit, yra mokyklai mokos nuo rugsėjo 1. Aš tai galvau, kad mokykla bus kažkaip tai sudėliojusi šitaškus. O kodėl dabar jūsų šeima yra įrašyta į rizikos šeimų grupę? Man trūko insulino ir aš važiavau į Priekulę su draugė ieškoti insulino ir neradau. Ir 2-3 valandas vaikas buvo be insulino ir aš atsiguliau į ligoninę. Nes jokių išeičių man nebebuvo. Ir dėl to mane įrašė į rizikos grupę, šeimą. Aš įsivaizduoju, kad reikėtų rasti vieną žmogų, kuris būtų kompetentingas ir turėtų praktikos suleisti vaistukus. Ir mokėtų tai tinkamai padaryti. Bet jūs galite nueiti dabar šeimos gydytojai pašnekėti. Su šeimos gydytoja Kirilienė. Žinokit, va čia ir buvo, kai šeima buvo įrašyta į riziką, taip ir buvo parašyta, kad Klaipėdos, galiu pasakyti, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisų skyrius gavo iš Klaipėdos vaikų ligoninės 16 metų gruodžio 6 dieną raštą, kuriame pateikta informacija, kad mama Sonata Korepanova laiku neužtikrina vaikų reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų. Mamai trūksta socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti vaikus, šeimai reikalinga nuolatinė ir sisteminga kontrolė. Mergaitė reikalinga tinkama dieta pagal sveikatos būklę, insulino terapijos režimas, reikalingas specialistų sekimas. Gerai, kas čia geriausiai galėtų atsakyti, ar įmanoma rasti žmogų, kuris suleis Priekulės miestelėje tą insuliną? Medicinos įstaiga? Turėtų medicinos įstaiga. Bet atrodo, taip iš pažiūros, taip paprasta. Tiesiog Man ir atrodo taip paprasta, bet kaip pasibaigė susirinkimas, žinokit, aš labai buvau nusivylusi, kad taip sudėtinga yra. Kad, žinokit, įstatymai dar yra tokie netobuli, reiškia. Kad nėra Priekulės miestelį nei vieno medicinos darbuotojo, kuris turėtų kompetenciją pakeisti mamą, jai negalint būti šalia vaiko. Viso labo iki mokyklos, kur mokosi Sonatos dukra, yra 200 metrų. Jeigu šitoje gydymo įstaigoje atsirastų specialistas, tai nueiti per 10 minučių galima iki mokyklos, suleisti insuliną ir išspręsti paprastą problemą. Nežinau, kažkokia tai tragedija, kad šitą miestelį nesugeba tiek galvų teisingai pagelbėti poniai Sonatai. Pone Nijolė, jums yra žinoma Sonatos problemėlė? Nu, žinoma, aišku, žinoma. Nejaugi dabar nėra nei vieno medicinos atstovo, kuris galėtų nueiti tuos 200 metrų kartą į dieną ir suleisti insuliną? Iš tikrųjų tai yra, yra žmogus ir jam reikalinga pastovi priežiūra. Čia jau reikia pastovios priežiūros, suprantat, kai vaikas paaugs, tada galima bus jau spręsti kitaip. O kaip tos programos apie specialiuosius poreikius, kad mes visi norim integruoti tuos žmonės, kurie turi specialiųjų poreikių. Čia būtent Sonatos dukra turi specialųjį poreikį, viso labo, kad kažkas vietoj mamos kartą per dieną suleistų insuliną. Palaukit, ne, matot kaip yra? Ne, čia ne dėl to, kad kartą per dieną. Ta vaiką reikia pastoviai sekti, nes tai yra ir socialinė priežiūra. Jeigu vaikas turi spec poreikius, reiškia, yra prižiūrintis asmuo, tas prižiūrintis asmuo yra mama. Suprantat, taip turi būti. Bet dabar vietoj jos to darbelio, kada dukra būna mokykloje, niekas daugiau negali padaryti iš jūsų įstaigos darbuotojų. Žinot kaip yra, mūsų yra, suprantat, tas žmogus tada turi būti jau fiksuotų laikų ten toj vietoj ir neaišku, ar, suprantat. Prašosi atskiro etato vos ne. Tai praktiškai mama jau, žinokite, taip ir yra, tas žmogus turi būti žiūrimas.
Tai yra vadinasi tokiai motinai, kuri turi su specialiaisiais poreikiais vaikelį, nėra jokių šansų nei dirbti pusę etato kažkokį darbą. Atsiras tie šansai. Galbūt tuo metu, kai vaikas ūgtels, ten metus, 2. Jin sugeba pati susileisti insuliną viską. Jis tik nežino, ar didelis cukrus yra, ar žemas. Kad auklėtojas, aš norėjau, kad auklėtojas pažiūrėtų, ar geras cukrus, ar didelis. Nežinokite, vis tik Atsakomybė labai didžiulė. Atsakomybė turi būti mamos, pirmiausia. O jeigu mes organizuotum tokią tvarką, kad vieną kartą per dieną, jeigu užkilo cukraus kiekis kraujyje, Sonatos dukra būtų lydima pedagogės iki jūsų gydymo įstaigos, atsirastų šis specialistas? Visada. Jeigu aš turiu leisti arba rūbiniai vaikų insuliną, arba tualete. Čia ir tragedija. Žinote, kaip tokie dalykai, pavyzdžiui, yra specialus kabinetas mokykloje. Tai rakto neduoda. Jeigu yra užrakinta, tai kaip tu įeisi, nežinai, kur yra tie raktai. Ne, žinokite, vis tiek yra būdintis, yra administracija mokyklos. Čia tokie dalykai yra įsprendžiami, žinokit. Čia tiesiog gal nebuvo, tiesiog jie nebuvo gal sprendžiami, kad, pavyzdžiui, kur suleisti vaikui vaistuką. Įstudijavom visą situaciją, ponas direktoriau, peršasi 2 išvados. Pirma, jūs privalote įduoti raktą nuo specialių patalpų, kadangi dabar nesuleidžia insuliną arba tualete, arba rūbinė. Šiaip buvote tam susitikime. Juk aiškiai jums pasakė, kad yra visuomenės sveikatos specialistas kabinetas, kur galima bet kada ateiti ir suleisti vaistus. Bet gerai, nueini tą dieną, kokią antradienį ateini. Ir ieškai tos specialistų, jos nėra, kabinės uždarytas, kur man belstis. Pasitarime tame, kai kalbėjom, pasakė, kur yra raktas. Kad raktas yra pas sekretorės. Tai gerbiamas Antanai, dabar mes kalbėjom ir su seniūnijos darbuotojais, su socialinė darbuotoja Vilma. Tada važiavome į medicinos įstaigą, sakė, pas mus visi specialistai galėtų padaryti tą paslaugėlę Sonatos dukrai. Visi. Tai reikėtų saugusio žmogaus, kuris atlydi medicinos įstaigą. Pas jūs seselė dirba kelias dienas per savaitę. Šiaip dabartiniu momentu jinai yra tik serganti, o šiaip dirba 4 dienas per savaitę. Tai reikėtų vieną dieną pasirūpinti vaiko palydėjimu iki medicinės įstaigos. Šiaip tos problemos kaip po tokios nebuvo ir niekada nekėlė šitą mamą, kad būtent prašytų, kad palydėtume vaiką iki poliklinikos. Mes kontaktuojame. Gerai, ponia Sonata, ar jums tinka toks variantas, kad dabar mes gavom pažadą iš direktorius, kad tomis dienomis, kada nebus medicinio personalo mokykloje, kažkas jūsų vaiką palydės iki už 200 metrų esančios medicinos įstaigos? Čia nėra problemos, yra socialinė pedagogė ir... Tada aš galėčiau eiti ieškos toliau darbo. Nu tai tada kertam rankom visi, kaip ten, mes už Lietuvą. Su Sonata nuvykome pas vienos karčiamos vadovą, į kurią dažnai žvejai užsuka grįždami iš žūklės Žemaitijoje. Ir aš čia buvau, kai ką gėriau per barzdą varvėjo, burnoje neturėjau. Ponas Saulius sako, kad tikrai darbų, ypač vasarą, yra daug, ar ne? Jo. Trumpai situacija. Ar reikalingos papildomos 2 darbo rankos? Taip, darbo rankų Lietuvoje aplamai reikalingi. Iš tikrųjų, visi emigravę, tai šiandien mums netgi gerai, aš manau, bus tik žiemą mažiau darbelių, jeigu vasarą pasiliks, tai bus labai gerai netgi. Ponas Saulius, aš suprantu, kad su Sonata atėjome tinkamų laikų, atsidūrėme tinkamoje vietoje. Labai tinkamų laikų į tinkamų vietą. Ačiū labai, Žilvinai, tau labai ačiū. Šitoje laidoje niekas nesusimušė, niekas nieko neapspjaudė, bet žinokit, labai gera, kad nereikėjo taikyti besipykstančių žmonių. Nereikėjo nieko. Ir mes radome realią pagalbą Sonatai ir jos dukrai. Sonata galės atsikvėpti šiek tiek lengviau. Mergaitė bus vedama į gydymo įstaigą, o pati Sonata gavo darbą. Gera daryti gerą, ypač tiems, kuriems tos pagalbos taip labai reikia. Ponia Danutė iš Šiaulių po galvos traumos gydoma ligoninėje. Moteris rūpinasi studijuojančių sūnumi bei mažamete dukra, tačiau kol ji ligoninėje, nėra kam pasirūpinti vaikais. Pasak Danutės, jų tėvas neperkalbamas. Į pagalbą išskubėjo Aida. Kodėl mes, Danutė, čia atvažiavam? Kas atsitiko? Kokios jums reikia pagalbos?
Atsitiko tai, kad pakliuvau į ligoninę dėl traumos. Ir tai buvo penktadienis, kada mane guldė į ligoninę. Ir 3 vaikai. Rokas mokosi, 2 dukros namuose. Aišku, visi susitvarko, visiems visko pakanka, visi viską moka. Bet Rokas liko bendrabutį, nes nenuvykau parvežti jų, kaip ir prasiveždavau savaitgaliais. Sakau, reikia tėvo pagalbos prašyti. O tėvo pagalbos nėra. Rokas žinutę parašė, nėra. Kada besikreiptumėm, kada kiek bėdų gyvenime buvo, niekada nėra iš tėvo pagalbos. Tėvas jau, visi tuokėmės jau 13 metų, gyvena su mano brolio žmona, turi 2 mažus vaikus. Ir tokios pagalbos paprašėm, paprasčiausios, kad galbūt kokį 10 eurų atvežtų ir maisto. Tėvas visada lekia į šalį, jis vengia vaikų. Su Roku susitiko nesenai tiesiog prie kiemo vartų. Tėvas nei labas nieko. Nežinau, gyvuliai vaikų neišmėto, kažkuom tą rūpinas, kažkaip tai padeda. Bėdos atveju manyčiau, ką reikėtų. Tiesiog negražu. Žmogus ir algą gerą gauna ir dar 2 vaikus augina. Ar šitie ne vaikai? Čia yra vaikai. Tai dabar, žiūrėkit, Danute, tai dabar kol kas jums yra reikalinga pagalba, grinai, kad padėtų dėl šito sūnaus, ar ne? Padėtų dėl šito sūnaus, taip. O kaip dukra? O dukra reikalingi vaistai, kurie yra užsakyti, turi sveikatos labai rimtų problemėlių ir galėtų ir tėtis kai kada padėti. Kiek jūs metų su vyru pragyvenot? Buvo smurtas, baudos nuolatinės po 3-4 mėnesį, nes girtas įvažiuodavo ten, kur nereikia, būdavo skolos. Mano tėvus taip pat skriaudė, mama mano mušdavo, mane pačią taip. O vaikų neskriausdavo? Vaikai bijodavo iš darželio grįžti, būdavo kelnes šlapios, labai skriausdavo. Ir Roką nuo laiptų mėtydavo, ir policija neišvažiuodavo iš kiemo, buvo idealus tėtis, turėjo pareigas, turėjo bėdą, kurios jis nepripažino. O moteris, kurios gyvena, kenčia, tempia, yra tiesiog. Ir dabar norėjau paklausti, ko konkrečiai dabar reikia Rokui, kad jisai... Rokui reikia, kad jisai mokosi, kad jisai maisto turėtų ir pinigėlių. Kad savaitgaliais galėtų grįžti namo ir pats autobusu, tai? Kad savaitgaliais arba kad grįžtų namo, arba gali ir likti, bet kad jisai turėtų šaldytuve visko. Vat ko aš šiai dienai negaliu padaryti. Jis turi kažkokių ten, mano darytų ten daržovių, mišrainių, kažko tai turi, bet juk reikia paskaitas neštis. Atvažiavome pas Modestą į namus. Labą dieną. Mes Modesto ieškom. Uždaryk duris. Labą dieną, Modestai. Labas. Mes su Roku atvažiavome. Telefono turku negalėjo paskambinti, kad atvažiuotų. Jisai skambino. Jisai neturi nei pinigų, nei maisto. Ten maisto jisai kažką tai turi, bet jisai tiesiog, jam dabar autobusu jisai turėtų grįžti kaip ir namo, ar ne? Toliau, mergaitė, kur yra namuose, sesė, jai yra užsakyti vaistai vaistinėje. Jai reikia tuos vaistus paimti. Nes ta moteris dabar negali, nes jai pačiai vaistus leidžia, jinai Šiauliuose guli ligoninėje. Tai va tiesiog, ar jūs galėtumėte pasirūpinti savo vaikais bent šį laikotarpį, kol ta moteris yra ligoninėje? Kiek laiko bus ligoninė? Aš manau, kad savo vaikais reikėtų rūpintis visą gyvenimą. Čia dabar klausimas toks. Jisai moka alimentus? Aš į Janą kiemą kojas net nekeliu, nes tuoj policijai pareiškimai būna. Apie vagystės, apkaltinimai, aš net neinu tenai. Mielų norų ir nuvažiuotų, bet negali. Tuoj policija. Telefonus vaikai turi, gali ateiti bent kada, bet jie prie komposėdžių jie neturi laiką ateiti. Yra piktraukai. Bendrauti su ana ponė neįmanoma, jūs nežinot jos, jūs nepažįstat jos. Visam pakruojui yra apsivogus, apsidirbus, išmesta iš darbo. Nebešnekėkim, sūnus stovi, žiūrėkit, nesvarbu. Jis viską žino. Jis žino, jis viską žino, jis dar labiau viską žino. Jis puikiai žino, dėl ką mes įsiskyrėme.
Da, atsimenys, ko gero, mažutis buvo. Būna tiek primokinti, kad nežinai, ar tie vaikai teisybę sako, ar jie meluoja. Lyg, nu, jūs neįeinate tą situaciją, aš sakau, nieko prieš, tegul bendrauja ir visą laiką Rokai. Visą laiką bendraujam su tavim. Ir aš mokyklai mokiau, dėsčiau, jis dabar išėjo iš mokyklos. Taip. Viską, šaunuolis, kada susitinku ten poliklinikoje buvo. Daviau 20 eurų. Atsimeni? Nu buvo, nu tai tau sunku, tu mano telefoną turi. Tetį nepriskambini, man skambink. Žinot, mes augę labai mums paprasto, tai kodėl tu dabar Rokai nepaskambinai, o kodėl tu dabar Rokai to nepadarai? Nu nepadarė, nes jie tiesiog nebendrauja. Tai yra labai sunku vaikui, žiauriai sunku. Žiūrėkit, Modestai, dabar Danutės, jos tikrai nėra namuose. Jis tikrai yra Šiaulių ligoninėje, mes pas ją buvome. Nu galima užėjti pasižiūrėti, kaip ten ta mergytė, kokie ten tie vaistai reikalingi. Nu bent jūs pasiteiraukit. Taigi ten jūsų dukra. Taip. Nu. O tu telefoną turi jūs? Aš turiu. Žiūrėkit, aš jums duosiu jos telefoną. Varokai, pasipildyk sąskaitą. Jeigu tu neturėsi kas parveš, tu paskambink, mes atvažiuosim, parvešim. Čia be problemų, tugi žinai šitą. Nu, ar esame mes tave kada nors išvykę? Ar tu turi tėčio telefono numerį? Turiu. Pasitikslink, gal... Aš parašiau žinutę, bet... Bet jūs gavot žinutę, ar negavot? Žinutę, aš numerio nepažįstu, jeigu keičiu telefonus. Man... Nu, bet jeigu... Tu iškart parašyk, Rokas. Kad tavo numeris. Tai aš parašiau, tėtė. O žinai, kaip šiais laikais, tėtė, gali kas nors, nes numeris nepažįstamas, mes jų tokius neatsakinėjame. O daugiau kaip pasakius, žinutės, telefons, nu mes jeigu neskambėjo, neskambin, aš neprieinu prie telefono paprasčiausiai. Jau nesinešioju, jeigu skambina, atsiliepi. Gerai, viskas, mes tada važiuojam, tėti, nepamirškit paskambinti savaitgalį, a ne? Gerai. Ačiū jums labai. Gerai. Iki. Pykčio pilni vieni ant kitų, nu tu jau suaugęs vyras, tu pats tą supranti. Suprantu, taip. Jo, bet aš tikiuosi, kad tu, nu tikrai protingas esi ir tu tikrai atsiribosi nuo viso to. Vis tiek tau yra mama ir yra tėtis. Taip. Kas tarp jų, žinai, ten buvo negerai, tai buvo tarp jų negerai, jo. Tai yra suaugusių tikrai kažkokios tai ambicijos, o vaikų jie kaip ir neatsisako. Karo, kai viskas, važiuojam dabar, pažiūrėsim, kaip tavo sesė laikosi, ar ne? Gerai, važiuojam. Viskas, važiuojam iki tavęs. Jūs esate dideli vaikai. Ir į tą karą įvelti jūs kaip ir visai neturėtumėt. Nes aš suprantu, kad tas tėtis jis visai normaliai kaip ir bendrautų su jumis abiem. Tai nėra problemų. Bet kažkokios tai suaugusiųjų ambicijos trukdo bendrauti su savo vaikais. Kam to reikia? Tai aš tik tai ką noriu pasakyti, kad jeigu jis ateitų dėl tų vaistukų, ne? Būk gera, priimk tai nuoširdžiai, normaliai, kaip tėvo rūpestį. Gerai? Nu va, kokia protinga mergaitė. Kaip ir Rokas, viskas, nuėjom, pasakėm, yra problemų, tėtį reikia padėti. Viskas tvarkoj, pasikeitė numerius, Rokas parvažiuos savaitgalį namo, sesių prižiūrėt, pasižiūrėt, kaip jos čia laikosi, padaryti tvarką su maistu, ar ne? Viskas. Dabar reik bulvyčių dar pasiimk, sesė liepė. Mes galime pasirinkti žmoną, mes galime pasirinkti vyrą, bet mes negalime pasirinkti tėvų. Todėl visame tame katile pykčio, nuoskaudų, kažkokių užgautų ambicijų tarp suaugusiųjų turiu omeny, labiausiai aišku kenčia vaikai. Jie viską mato, jie viską supranta, nes jie yra paaugliai ir kas yra baisiausia, jie viską girdi. Tad suaugę žmonės, būkit išmintingi, susilaikykit nuo bet kokių piktų, blogų komentarų apie paauglių tėvus, ypatingai jiems girdint. Nes jie tiesiog yra pasimetę, jie nežino, kaip jiems elgtis, bendrauti, nebendrauti. Tiesiog jeigu esat mama arba tėtis, kuris dabar negyvena su savo vaiku, tiesiog imkite jam ir paskambinkit. Dabar. Patikėkit, jam jūsų labai labai reikia. Išsiskiriame kelioms minutėms reklamos. Iš karto po jos tęsime laidą. Likite kartu. Marijonos iš Šilutės istorija. Tokia nekaip kvepianti istorija. Kibirą padaro, neša iš kibiro išpilti į tualetą. Čia ateinu priklausyti, gožas atidarė ir man duoda į galvą. Jis pasakė, jūs uostykit, specialiai paėmė ir išpylė. Martinė,
Keliaujame į Šilutę. Dvi kaimynės pykstasi dėl tualeto. Tualeto, kuriuo naudotis turėtų abi, bet gražiai susitarti moterims nepavyksta. Pasakoja Žilvinas. Mums paskambinusi moteris iš Šilutės skundžiasi, kad iš kaiminės buto sklinda nemalonus kvapas, bet jeigu neglūdinant kampų, galima pasakyti tiesiai šviesiai. Baisi smarvė iš kaiminės buto neduoda ramybės Šilutės gyventojai. Labą dieną. Labą dieną. Jūs kvietėte, teisingai? Jo, bet kaimynė. Dabar tos smarvės šaltinis yra čia. Labą dieną, galim užeiti, ponė? Prašau. Tai kad čia, žinokit, kaiminėlė nėra jokios smarvės. Kaip aš galiu vien žmogus įvalydas tiek kaimynam? Man visi kaimyną geri. Tai dabar kokios pretenzijos savo kaimyniai? Žinai, o taip, kibirą padaro, neša iš kibiro išpilti į tualetą. Daro kibirė, suprantat? Daro kibirė. O kas čia tokio baisaus? Tai jinai, o mes visi neapsikenčiam jos iš kvapų. Jis pasakė, jūs uostykit, specialiai paėmė ir išpylė, klausykit. Kur išpylė? Į tualetą nunešęs į tunku. Bet tai miela ponia, ne į gatvę, ne į balkoną, į tualetą. Nu tai gerai, bet į namuose, o mes visi kenčiam. Meluoji, ponai, meluoji, viską meluoji. Melagė, neteisinga. Aš tau nedovanosiu niekada. Kokius aš galiu? Jie mane neleidė į tualetą, neleidė į krauklę. Kaimynai, klausykit, kaimynai, visi viešpatie. Vadina k***a, nunuodys, užmušo. Man alkoholį čia neš. Durys atsidaro, ryte 6 valandą, kaiminka ateina, langą atidaro vasaros laiką. Mes neapsikenčiam, duokite per tas duris. Viskas. Kodėl jūs, ponia, neinate į bendro naudojimo tualetą? Einu, jau neleid man. Žiūrėk, aš jau 5 valandą. Jau įsikabint tualetą, neįleid mane. Aš noriu įeiti, neprikrauklę ateinu. Tai man duoda į galvą, atsidaro duris, į mane sparda. Muša į mane. Aš einu visą, aš 5 valandą keliu. Jūs neklausykit, kai išlek. Pabėga ta ragana. Pone Marijona, aš suprantu, kad jūs ištaikiusi progą bėgate tiesiog su to kibiru į tualetą, kad galėtumėt bent jau išpilti, teisingai? Nu tai yra, aišku, jeigu man į tualetą neįleidė, aš šlapinuosi ir išpilu. Bet tai, kai jūs norit išpilti, niekas jums kelio neužtveria. Aš saugau pusnaktį, sakau, 5 valandą, tai aš nueinu ir vaikelį padarau ten. Aš mažai teinu, mano kieti viduriai ir į savaitę, jeigu aš išeinu 1 kartą, 2 kartų, tada daugiau neišeinu. Smarvė, didžiausia smarvė, eina, mes prašom ir gražiuoju, ir geruoju. Nors ateitų kažkas sutvarkytų. Kažką tai. Mes toks kvaps, kai vaikai eina į mokyklą, tai už nosių susijėmė. Mes bijom, net kas nors atvažiuotų svečiai kokie ar kas tai. Bet dabar ponia kaimynė Marijona sako, kad galimai tualeto duris būna uždarytos arba užkabintos su kabliuku. Tai ką jai daryti? Nebūna tualeto duris niekada, visą laiką yra adaros. Juk mes matom. Kaip? Jinai į policiją skundžias, kad aš negaliu į tualetą įeiti prie kriauklės, aš negaliu. Jinai nieko negaliu, viskas, kad aš tramdžiu. Nu, kodėl tu meluoji, policijai jau? Nemeluokame. Raša mane, dauža mane, užsikoliavo vaikelį. Čia ateinu priklaupį, dužas atidarė ir man duoda į galvą. Jūs netikėkit tai. O Jėzus man. Žiūrėkit, viskas išlauta, duris išdaužytas. Einu kiaurą, duris laiko per naktį. Gerai, tai ta problema žinoma netgi policijai ir taip spėjau, kad jūs seniūnijoje irgi esat pranešę. Viskas parašas lapus, ne? Nu, palikom atšyvėję. Ėjom į seniūniją visi kaimynai ir jiems nesmirda. Ir ką ponai valdininkai jums žada, ar net nežada nieko? Nieko. Sako, skambinkit policijai tegul veža ją, skaitosi, per prievartą gydyti. Mes, sako, neturim teisės. Nu, sako, mes skambinsim pagalbai, žinot.
Mes užlipę į 5 aukštą jokios smarvės nejautėm, žinokit. Tai o ryte 6 valandą. Vadinam, langus atidarom. Atidarom langą. Jinai išpila, atidaro šitas duris, savo atidaro ir laiką. Langą galėtų atsidaryti. Ne, jinai atsidaro, ką mes, kaip ten sakė, uostykit. Uostykit. Ta smarvė parodyti, kai jinai vyksta 50 minučių ta smarvė. Tokia štri, kad mes visi subėgam į kambarius. Užmušiu, neleid neprikrauklė, nei tualetą muša spardos, šunų prisivat geria, čia balevoja, draudžiu. O ponia Marijona, o jeigu pas jūs bute būtų įrengtas sanmazgas, jūs neprieštarautumėt? Aš noriu parduoti, išeiti noriu. O man užgrobė tas butas buvo, man nusipirks. Užkyšius įėjo, jį dabar užšlapti ir eina karas. Jį nori šitą mano butą užgrobti. Jį mane muša, spardą daužą, vaikėl. O kodėl jūs nerašot pareiškimų policijai? Aš rašau, Jėzau, kiek aš policijai rašau. Kur ta policija yra? Jeigu ein su ją policijai. Kiek aš rašau, Dievi mano. Kiek aš rašau, tu man šauku pagalbas. O ponia Marijona, o pas jūs vaikučių yra? Yra vaikai, o viena gyvena Žirginė, šiukšlius renka, kita Maskva renka. Atsiunti man, siuntinį atvažiuoja. Viešpatį. Jūs specialiai tą smarvę kaimynų nunuodyti nenorite, ar ne? Nu, aš nelaikau kibirą. Kai jį parašė policija, aš gavau iš policijos, kad aš pilu mėšlus į kalidorių. Kuo jį meluojate, latrė? Kuo jį meluojate, latrė? Alkoholė. Mes vasakėm šitaip, kad jinai ją vežtų gydyti, kažkas prižiūrėtų. Niekas nelanko, ne per Kalėdas, ne motinos dieną, ne nauji metai. Pas ją niekas neateina, vat jinai vienintelė viena. Tai sukurasi mes negyvi pasmirdusi, atsiprašom. Jūs norit sakyti, kad jai reikalinga socialinė pagalba? Ji nepriima, kaip buvo. Nepriima, paliko durni tie valdžia atėjus visi trys. Buvo bandymų, ar ne, spręs problemą? Atėjo, paliko, ką jūs nusikaltėliais jais išvadino. Aš pagalbas negaunu iš policijos. Gerai, tu turi dukterį Šilgaliuose gyvena. Kodėl tu nesirūpini? Kodėl pas tais nieks neteina? Reikals apie mano dukterį. Latrė! Aš tik tiek sakiau, kad pranešti dukteriai, nuvažiuoti tenais, kad ta duktė nesvarbu, eina gerinti, negerinti, bet vis tiek turi ją žiūrėti. Mano viskas sudėta, krauklė, kranai, viskas mano. Ji nieko nepridėjo. Tai ji man duoda į galvas. Dabar, ponia Marijona, aš suprantu, kad štai šitas kabliukas... Jau užsikabinė. Aha. Ir neįleid mane. Tai dabar šitas kabliukas jums neleidžia įeiti į bendro naudojimo patalpą. Taip, neįleid įeiti. Užsigesini šviesą. Bet gal žmogus atlikinėja savo gamtinius reikalus? Tai nekai, po 2 valandas, po 3 įsėda žmogus. O turite dukros telefoną? Neturiu. Neturite dukters telefono? Kažkur pamečiau. O kokia gatvė? Nu, Žirgynas, nu. Žirgynas. Taip. Kaip tėvai privalo rūpintis savo mažamečiais vaikais, taip ir vaikai privalo rūpintis savo senstančiais tėvais. Mes atvykome į Šilgalius ir bandysim surasti ponę Armonienę, tai yra Marijonos dukra. Labą dieną. Labą dieną. Jūs, ponė Armonienė? Aš ne ponia, paprasta kaimo moteris. Kada paskutinį kartą mamą matėt? Aš neatsakysiu jums šitą klausimą. Kodėl? Todėl, kad jinai nenori paprasčiausiai bendrauti. Aš neina, nu ką man su ją daryti, nu ką aš su ją turiu daryti. Aš buvau prie manęs. Giminių, seserų turi, niekas jos nenori, paprasčiausiai. Ji turi problemą su prūsų sveikata, pas manęs buvo. Sunkus charakteris. Taip, sunkus charakteris. Ir nežinau, aš norėčiau, jį gauna pensiją. Sakau, mamytė, parsiduokite savo, padėsiu pinigėlius ant tavo vardo, viską, tavo tik. Pensiją gauna į senelių, kur į senelių namus, tarp žmonių bendrauti, bus aprūpinti, pensiją gauna, ten atsiskaitys. Aš jau tokį variantą siūlau. Sakau, tarp žmonių. Būtų labai protingas ir išmintingas variantas. Nu taip, aš labai noriu, neklausau, ir dabar per telefoną šnekėjau,
Mane pasiunti su visais, nu, aš nežinau, ką daryti. Tikrai aš esu pasimetus. Susiunčia. Aš kaimynystėje gyvenu, duris va, jos duris kairiai, o mano tiesiai duris. Aš kenčiu, mes kiti kaimynai kenčiam. O kodėl ant jūsų taip šūko? Dėl ko, kokias pretenzijas jums Tai, turi? kad aš pijuokia, aš ją mušu, sudaužius mušu, sienos pijuokia, narkomanė, nu visokia, jinai mane visokia vadina. Latvė! Žodžiu, geruoju su ja susitarti jums nepavyksta. Nepavyksta, ne. Aš nenoriu, ką aš turiu sudaryti. Čia mano mama, jau yra amžius. Aš nežinau, ką su ja daryti. 3 metų dabar, aš tiksliai Dabar žinau. turi ir sesė. Klaipėdos sesuo Danutė yra. Tauragiai sesuo Irena yra. Viena sesuo Elena yra mirusi, amžinatilsį. Klausykit, vaikai tai turi mamą rūpintis, jeigu jie ant protelį ne taip. Dieve manai, aš jau policijai sakiau ne vieną kartą, rasit negyvą ją, kad mes pasmirsinai, tikrai. Jin šiandien man šūkauja, trenkia duris uždarė, jūs šiokie Nu, tokie. aš galiu vat, prie jūsų akių, aš galiu, aš neturiu dabar papelnių, nusipirk papelnių. Aš paskambinu, sakysiu, mamytė, tave išveš, tau nieks nepadės. Jie paprasčiausiai manęs neįsileis ir viskas. Duktė, jeigu ją prikalbintų, jūs puikiai žinot, kad jeigu jinai nesutinka pati, turbūt yra sudėtinga kažką ir padaryti. Nes nesutinka žmogus. Bet tam yra ekspertai. Jeigu žmogus neadekvačiai suvokia aplinką, galima nuvykti į psichikos sveikatos centrą. Taip, bet vėlgi josios reikia sutikimo, kad jinai vyktų. Jinai nevyksta, jinai nenori nieko, mes siūlėm jai ir socialinę pagalbą, ir kad ateitų į namus pasižiūrėti, ji pasakė nieko, mes nenorime, ir mes buvom su sanitarijos inspektoriumi atvažiavę ant savivaldybės, jinai nieko nenori. Jinai aš susitvarkau ir tiesiog trenkia duris po nosimi, aš nieko man nereikia. Procedūra, kad kažkas nustatytų mamai globą, turi pradėti vaikai, kurie masto, kaip jūs sakote, adekvačiai. Sutikimą. Be sutikimo, policijoje tai man irgi sakė, sakau, tai vaikai turi žiūrėti, ras, kada negyva, paskambins, kai jau po laiko bus. Sutiktumėt, kad ta mama gautų valstybės globą senelių namuose? Taip, taip. Kaip man šiuo atveju elgtis? Prašau patarkit. Jūs savo parašą dėtumėt po lapu, kuris įpareigotų valstybinę instituciją jūsų mamą pristatyti į globos įstaigą? Taip, taip. Jūs sutiktumėt kaip dukra? Taip. Taip, sutinku. Važiuojam, ponia miela. Kada paskutinį kartą matėt mamą? Aš tai 3 metai. Kada? Balandžio 8 bus 3 metai, kaip aš gyvenu, tik viena ta sesuo iš Rusijos. Man bus labai vienam sunku ją kažkaip paveikti, suprantat? Tai važiuokim kartu, aš jūs parvešiu po to namučio. Parvešit. Parvešiu, tikrai. Keliaujam. Gerai? Nu gerai esate. Gerai, atsivešiu. Jūs man tikrai parvešit? Tikrai parvešim. Gerai, aš truputėlį persirinksiu. Gerai. Jeigu žmonės elgesi ne visai padoriai, jiems galima taikyti įvairias poveikio priemonės. Šiuo atveju aš labai tikiuosi, kad nuoširdus pokalbis su dukra Natalija padės poniai Marijonai atlikti gamtinius reikalus ten, kur jinai ir privalo tą daryti. Mamytė, čia aš Natalija. Adaryk, mamytė, duris. Mama, esi tu moteris ir vaikų tu neteisi. Mama. Aš, mamytė, pas tavęs esu atvažiavusi. Adaryk, mamytė, duris. Nu gerai, aš paleidu nuo kairynų. Labas, mamytė. Labas. Nu, kaip... Oi, vaikeli, kankent čia tavo žnogą. Baigu užmušt mane. Mamitukai, eina, atrakyk durikės. Eina, mamytė. Oi. Pone Marijona, mes bandytumėm su Natalija jūs įkalbėti važiuoti į senelių globos namus. Oi, nenoriu. Nenorite? Oi. Mamytė, nu būk gera. Klausyk, mamitukai. Aš atvažiuosiu lankyti. Mamytė, tu čia parsiduok tą savo kambarį. Nu, aš noriu. Pasidėk ant knygutės, aš ant tavo vardą padėsiu, bet tavęs nieks nepaims. Mamytė, ten tarp žmonių tu būsi. Pensiją gauni. Tave apžiūrės. Tu būsi... Aš noriu giminių kaimyno, aš noriu į ten, kur mano meilė, į meilės giminį išeina.
Meilė mano, antras mano meilė. Mamytė, nu tai ko tu turs? O tas- tai tu eik, mamytė, greičiau į meilės gimenį. Tas tėvas nužudė savo vaiką, ar jis savo tėvas jį? Išžudikas. Mamytė nenužudė, nieks nenužudė, taip gavus, mamytė nieks nieko Niekada nenužudė. šnekėk. Oi, neišvieškit niekas. Nieks nešit mamytė. Pone Marijona, mes norėtumėm, kad jums būtų kažkokia tai pagalba, kažkas jūs globotų. Nu, man nepadeda savaldybė tur rūpybą padėti. Kur kompensacija, kur mano sausiai yra. Mes jai siūlėm, kad ateis ir darbuotojas socialinis, bet jinai kategoriškai atsisakė ir jeigu jums pavyktų ją prikalbinti, aišku, būtų suteikta visa parama. Ar laiminga, ponia Marijona, kad matote dukrą priešai save? Kada paskutinį kartą matėt? Aš už vaikus ėjau per marius, aš viską atiduodu vaikam. Mano vaikai. Mamytė laiminga, vis tiek atvažiavau, ne? Nu va. A nepyksti, nešauks. Ola. Laimingas tos mergelės, kur mylėjo Latrė savo alkoholikė. vaikelį. Nesakys latrė alkoholikė. Brudas, ne? Reikia išgeria, reikia negeria. Nesakys latrė alkoholikė. Tai va, jeigu ir duktė atvažiavo, mes tada ir su ją kalbėjomės. Sakė, su dukra irgi mažai turbūt bendrauja, ne? Kiek jinai? Bendrauja su manim kaip priklauso, bet aš jau Ponia Natalija. nesutinku. Gerai, bet ponia Natalija, kaip supratote iš šiandienos pokalbio, kad turbūt vienintelė išeitis yra jums dažniau lankyti mamą. Rūpintis, kad jai nieko netrūktų, kad jinai eitų daryti gamtinius reikalus tenais, kur tam skirta patalpa. Ponia Marijona, o jeigu mums pavyktų išlaisvinti tualetą nuo užraktų, Aha. nebloga mintis, ar ne? Ne. Visas spynas velniop, Jo, visas spynas laužiam. taip, taip. Tada jums nereikėtų atlikti gamtinių reikalų į kibirą, teisingai? Jie neįleid, matai, įsikali kabinuką, po 2-3 valandas mane ne vandens leid, nei tualet. Įmeluoja, ką aš darau. Čia kalidorė, kažkaip meluoja. Prisimenu vieną tokią pasaką, kur ąžuole kabėjo skrynia. Skryniai buvo antis, antyje buvo kiaušinis, kiaušinėje buvo adata, kuri ir buvo Kašėjaus nemirtingojo gyvybės šaltinis. Šį kartą mes panašiai kaip su ta adata išspręsim problemą štai šito paprasto įrankio pagalba. Pone Marijona, turiu jums mažą dovanėlę. Štai, nuo šiol tualetas bus nerakinamas. Kiaura. Taip, mes A jos spyną užsikals? Užsikals vėl. Užsikals, kvieskite mus. A ne? Dukra turi telefoną mūsų. Duokai man jūs telefoną. Gerai, A duosi. duosiu būtinai. Užrašyk man. Bet tai, ponia Marijona, dabar, kada nėra spynos, Aha. jūs vis dėlto eikit atlikti gamtinius reikalus į to... Taip, ačiū labai, ačiū. Gerai, prašau. Ačiū labai, reikia. Nu, mamytė, Gerai, bučkis jums, bučkis. Mamytė, tu tokia būkai duktė gera. Eik, tu mane aiškiai. Lapė. Nelįstų man niekas, aš savo nedovanosiu kaip atviešus. mamytė. Laiminga. Su Dievu. Sudėl. Lenkios. Prieš ją niekada. O aš kaip tik pakviečiau tau pagalbą. Pone Natalija, ar tas vizitas pas motiną jums į gerą? Labai. Man buvo, aš nebėjau sunkumų, labai gerai, labai malonu. Ir man negėda tą prisipažinti. Aš mačiau, kad ir jūsų mamytė labai buvo maloniai nustebinta. Nu, aš esu, gal aš šiek tiek esu nusikaltus, aš jaučiuosi gal biškai kalta, bet aš pasistengsiu dar kažkaip biškai klaidą tą ištaisyti. Ta klaidelė yra tik tai viena. Dažniau reikėtų matyti su tėveliais. Ypač kada jie tokio garbingo amžiaus. Gerai? Rasit daugiau laiko atvažiuoti aplankyti mamos? Stengsiu pagal įgalmi, kad tai toli nenusikapurštų. Man irgi reikia dirbti, aš negaliu kiekvienu momentu. Ai, nepagertumėt mėnesį ir sutaupytumėt. Ko čia dėtas gelmis, parašyčiau man to neprikaišiuoti. Galite atvažiuoti. Kaip sako, negersi, nutrokši. Natalija su mama susitarė.
Žilvinas išmontavo kabliuką ir problema išspręsta. Bent jau taip norisi tikėtis. Norisi, kad ir visos problemos būtų tik tokio sudėtingumo kaip tas kabliukas. Čia aš primenu 24 valandų duotą pažadą – padėti visoms smurtą namuose kenčiančioms moterims. Mielosios, negėda pripažinti, kad prieš jūs smurtaujama. Gėda smurtauti. Niekas neturi teisės kelti ranką prieš jūs. Ir niekas neturi teisės skriausti jūsų vaikų. Jeigu taip atsitiko, nesidrovėkite, skambinkite telefonu, kurį matote ekrane. O jeigu matote smurtą kaiminystėje, skambinkite 112. Aš žinau, kad mes kartu galime apsaugoti moteris ir vaikus. Gero vakaro su LNK, atsisveikinu iki kito karto. Sudie.